tam tikrais momentais aš pasižiūriu ir galvoju, okei, šito termino nesuprantu, einu pasidomėti tikrai, kad ar tikrai viskas taip turi būti. Tai dabar esu jau praleidęs prie šito viso proceso, kokias jau 3 valandas ir turiu jau preliminarų įskiepį sistemą, kuri teoriškai turėtų veikti. Praktiškai, žiūrėsios, testuosios, kaip tai turės atrodyti. Bet, iš esmės turėtų viskas veikti. Jei dabar beliko tik kalnas testavimo, jeigu neveiks, tai neveiks. Labai patogus iš tikrųjų įrankis, kai man reikia kažką apjungti, padaryti. Ir vienas tų tokių buvo įdomiausių projektų su AI, kuriuos esu daręs. Dėl konfidencialumo negaliu pasakyti, kuriame projekte, bet virtualų produkto pasimatavimą.